Labas rytas, mieli mano draugai. Šiandien vėl aš su jumis, gydytoja ir epidemiologė kompanijos viena partnerė Svetlana Tansura. Ir šiandien mes su jumis kalbėsime apie dar vieną prietaisą, kaip aš sakau, žvaigždės prietaisą mūsų kompanijos kolekcijoje. Tai yra ląstelių aktyvatorius. Prieš kalbėdami apie ląstelių aktyvatorių, dabar šiek tiek pakalbėsime apie meridianus. Kodėl? Kadangi kai mes su jumis kalbame apie tai, kaip veikia mūsų aktyvatorius, arba tiksliau kokį darbą su aktyvatoriumi būdą mes taikome, mes kalbame apie tai, kad aktyvatoriumi dirbame pagal meridianus. Taigi, kas yra žmogaus energetiniai meridianai? Arba mes juos dar žinome kaip kinų meridianus, taip. Tai energetiniai kanalai, kurie susiję su vidaus organais ir kuriais teka mūsų energija. Sei gyvybinė energija. Taigi, mes su jumis 12 pagrindinių kinų meridianų ir jie yra poriniai. 2 kinų meridianai nėra poriniai, priekinis vidurinis ir užpakalinis vidurinis ir 8 forelių meridianai. Kaip jau sakiau, kiekvienas meridianas yra susijęs su vidaus organais. Ir meridianai turi tų vidaus organų, su kuriais jie susiję pavadinimus. Tarkime, plaučių meridianas, storosios žarnos meridianas, plonosios žarnos meridianas, trigubas šildytuvas. Taip pat meridianai dar skirstomi į yang meridianus, tai yra vyriški meridianai arba tuščiavidurių organų meridianai, tokie kaip skrandis, šlapimo pūslė ir yin meridianus. Tai yra tankių organų meridianai, tokie kaip širdis, plaučiai, kasa, kepenys ir taip toliau. Taigi, yang meridianuose yra energija, o yin meridianai, kurie yra moteriški, yra šios energijos vartotojai. Šiandienos mūsų susitikime šiek tiek pakalbėsime apie meridianus, apie paties aktyvatoriaus darbą, tai yra ką jis daro ir kaip jis veikia mūsų organizmą. Ir kitame vaizdo įraše aš jums parodysiu, kaip dirbti, arba kaip taikyti aktyvatorių, kai dirbate sau. Tai reiškia, kad jūs dirbate patys savo veikla naudodami aktyvatorių. Tai bus mūsų antrasis vaizdo įrašas, taigi ląstelių aktyvatorius. Kas tai per prietaisas? Tai aukštųjų technologijų prietaisas, sukurtas mūsų ląstelių sveikatinimui. Šis prietaisas veikia mums derindamas 3 mechanizmus. Kokius? Kvantinis mechanizmas, terahercų spinduliuotė ir ypač ilgų bangų mechanizmas. Taigi, jei mes naudojame aktyvatorių savo arba savo šeimos nariams, kągi daro aktyvatorius arba kaip jis veikia mūsų organizmą ir dabar mes visą tai išnagrinėsime ir išvardinsime. Aktyvatorius aktyvuoja miegančias ląsteles. Aktyvatorius atkuria pažeistas ląsteles. Taip pat aktyvatorius padeda mūsų organizmui suprasti, kurios ląstelės jam yra kenksmingos ar patogeninės ir pašalinti jas iš organizmo. Ir taip pat, kaip tai vyksta. Dėl to, kad aktyvatorius pagerina mūsų imuninės sistemos darbą. Mūsų imuninė sistema gali mus tikrai apsaugoti nuo visko, bet tik tuo atveju, jei ji yra normaliame, sveikame ir stipriame būvyje. Taip pat, ką dar daro aktyvatorius? Jis valo limfą ir gerina jos apytaką, taip, limfotaką. Jis valo kraują ir gerina kraujotaką. Jis kovoja su senėjimu. Jis pagerina endokrininę sistemos veiklą, taip pat jis pagerina medžiagų apykaitą. Taip pat padidina organizmo saviregeneraciją. Padeda pašalinti toksinus, gerina visų vidaus organų veiklą, pašalina skausmą, pašalina nuovargį, pašalina visus uždegiminius procesus, kurie vyksta mūsų organizme arba gali vykti mūsų organizme. Taip pat pašalina vidinę drėgmę ir šaltį.
Ir dabar apie efektyvumą. Štai aš jums dabar pateiksiu palyginimą. Viena sesija, vienas seansas darbo su aktyvatoriumi prilygsta 10 akupunktūros seansų. Vienas seansas su aktyvatoriumi prilygsta maždaug 20 masažų naudojant bankės arba vakuuminį masažą ir apie 30 įprastų terapinių rankinių masažų. Taip pat galite aktyvatoriumi doroti vandenį ir gausite vandenį su dideliu kiekiu neigiamų jonų. Taip pat galite apdoroti bet kokį maistą jo pagalba. Kaip galima pasakyti, kartais maistas, kurį vartojame, yra visiškai negyvas. Todėl, apdorodami jį aktyvatoriumi, jūs pagerinsite jos kokybę. Nes kai veikia mūsų aktyvatorius, jis tiekia arba iš jo išeina didžiulis kiekis neigiamų jonų. Ir tokiu būdu mes praturtiname ir vandenį, ir maistą, kurį vartojame. Taigi kitame vaizdo įraše mes aptarsime, kaip naudotis aktyvatoriumi. Iki greito pasimatymo.